Kuomet artėja Saulės ir Mėnulio užtemimai, pastebiu tendenciją, kad tas, kuris šiek tiek labiau gilinasi, domisi, ne visada jam tai išeina į naudą. Kartais tos žinios tiesiog ima gąsdinti. Ir neretai pati tą matau kaip savo pačios pavyzdį, ar ne, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Tai nereikėtų klausytis tokios informacijos, kuri jums atrodo dar jūsų jėgoms nepajėgi paaiškinti savo. Tada netgi sakyčiau, kad to informacija negalioja. Tuo atveju žmogui tokia informacija yra tiesiog niekinė. Kodėl? Tai visų pirma, jinai neveiks. Ką turiu galvoje neveiks, jinai neatliks savo paskirties tokią, kokią jinai sako žodžiais. Tai kuomet girdim ar ne visas šnekas, kad pavyzdžiui mes įeinam į velnio vartus ar ne pro velnio vartus, užtemimų koridorių ir yra aiškinamas tas maždaug 2 savaičių ar ne laikotarpis. Ir jeigu tai jums skamba be galo svetimai, ne jums skirta toji žinutė. Tai nereiškia, kad energetiškai, visatiškai ar ne kosmiškai energijos nebegalioja, neveikia. Taip, jos veikia. Bet jos veikia kas sau. Ką turiu galvoje, kad žmogus bus suveikiamas, bet jisai dar negalės sąmoningai energijos surinkti ar ne į tą galingą energetinį kamuolį ir nukreipti ten, pakreipti ar ne, bent šiek tiek pasukti ten, kur jisai nori. Tiesiog informacija yra nepasiekiama. Va. Kodėl noriu su tuo pasidalinti? O vėlgi dėl to, kad nesistengiu būti kažkaip vartotojų teisių gynėja, tačiau žinau, kokią svarą turi žodis. Ir kartais žmogui neteisingai ištartas žodis gali vėliau ateityje sukelti kažką panašaus į panikos atakas. Ar kažką panašaus į sprendimus, kurie bus priimti vadovaujantis kažkokios tais keistos informacijos, kuri jam jaučiasi, kaip ir minėjau, labai svetima, bet visgi žmogus netgi pasąmoningai nešis tą žinutę ir jį įtakos, jisai nori to ar nenori. Vat. Tiesa, kartais informacija nugula, kažkur į savo stalčiukus užrakinama ir žmogui ji bus pasiekiama tuomet, kuomet jisai bus ar nepasiruošęs. Tai nesakau, kad kažkokios tais informacijos, kurie jums atrodo visiškai nauja ir nepažįstama, nereikėtų net ir klausytis. Ne, bet tiesiog jeigu jinai jums atrodo, vis dar nesava, tai jos nepriimti labai rimtai. Tai padės tiesiog save labiau apsaugoti nuo informacijos, kuri jums tuo metu nėra reikalinga. Va. Tai prie užtemimų labai įdomu, nes visgi pirmasis užtemimas tai vyksta Saulės. Ir labai paprasta matematika
kurią norėtųsi išversti į kiekvienam suprantamą kalbą, kasgi visgi tie užtemimai ir kodėl apie juos tiek daug yra šnekama, tai yra dėl jų poveikio, kuris, sakykime, galima palyginti su mėnulio kasmėnesiniu ciklu. Ir įsivaizduokam, kad dabar mėnulį, taip ar ne, jau čia fantazijas ar nekuriant, bet įsivaizduokam, kad mėnulio ciklą mes jo svarbą išdidinam iki 2 kartų į metus. Nes paprastai Saulės mėnulio užtemimai, jie kartojasi bent 2 kartus metuose. Ir ta visa svarba, jinai jau apims nebe 1 mėnesio skalę, bet jinai apims pusės metų ribas. Tai dėl to tas skonis, kuris nudažomas užtemimų metu, jisai pasidaro svaresnis, svarbesnis. O dar kitas dalykas, tai yra tas, kad yra tam tikras sezoniškumas ir kanalų tematika, kuriam energetiškai, kuriam vyksta užtemimai, tas pats kanalas išlieka paprastai bent keletui metų, ar ne, grubiai. Tai jie kartosis, vis vedant į žmogų į tam tikros temos, sferos gyvenime pokytį, ar ne, kol savo darbą atliks. Tie, kurie, sakykime, ar ne, turbūt mydė šiais laikais yra persipildžiusi manifestavimu, ar ne, yra žmonių, kurie dalinasi, kaip tai daryti kas mėnesį, ar ne, ir turbūt jau pastebėjot, kad manifestuoti yra siūloma ties jaunatimi, tai tuomet ar ne kelti savo aiškias intencijas, tikslus, norus, kurie ar ne yra harmonijai su tuo, ko jūs šiandien kvėpuojat, kas jūs esat, ir visgi ko jūs tikitės ar ne iš savęs visų pirma, šio mėnesio, to tam tikro mėnesio ribose. Ir to iškeltoji intencija, vyksta visuomet astrologinio žemėlapio tam tikroje srityje. Ir be abejo tam tikram zodiako ženkle. Ir kuomet, ar ne, yra jaunatis, tai reiškia, kad taip elementariai paaiškinus, kad mėnulis eliminuoja minimaliai Saulės šviesos. Jisai jos atspindi minimaliai, tai astrologiškai vyksta susijungimas. Ir kitaip tariant, tai mėnulis ruošiasi savo augimui. Dėl to tikslus ir patartina kelti jaunatį, nes toj iškeltoji intencija, jinai turės tendenciją augti. Ir tuomet, ar ne, eina po jaunaties kitos 14 maždaug parų, kuomet mėnulis pilnėja, kuomet mėnulis yra savo didėjimo, plėtimosi fazė. Ir ką tai reikš? Tai reikš, kad kuomet mėnulis atsidurs ar ne kitoj priešingai pusėj Saulei, Žemės atžvilgiu, ar ne, tai sakykime, ar ne, ir taip įvyks tiesiog astronomiškai pilnatis, tai viskas, ar ne, jisai mėnulis jau nebeturi kur dar daugiau išeliminuoti savo šviesos, jisai yra pilnuoja savo šviesoj. Tai vėlgi tas ženklas, tas sritis, kurią užims mėnulis ir saulutė, ne, pilnaties momentu, tai simbolizuos sritis ir sferas, kur iškelti tikslai galimai, bręs po truputį, ar ne, kur tos užuomazgos bus. Tai pavyzdžiui, jeigu aš kėliau intenciją, kad aš noriu asmeninio kažkokio tais vidinio augimo pokyčio ties jaunatimi,
Tai kuomet bus pasiekta pilnatis po 14 dienų, ir jeigu tai užėmė, ne, ta manifestacija užėmė mano kaip asmenybės zoną, tai už tų 14 dienų pasiekus pilnačiai, greičiausiai, kad tai lies ir mano kaip asmenybės zoną, ir jei priešinga, tai vat santykių ar ne, santykio su kitais, partnerystės, dažnai ir santuokos zona, ar ne, kartais ir priešų. Ir vat ta manifestacija tuomet gali pasireikšti per santykį su kitu, nors atrodo, tu tikslus kėlei ar ne sau. Va. Ir vėlgi, ar ne, kitos 14 dienų po pilnaties skirtos, na, tokiam kaip apvirškinimui, ar ne, o kas, ar ne, iš to tikslo ir kas iš to pasiekimo, ar ne, ką aš su to galiu vėlgi nuveikti. Tai tuomet tarytum yra leidžiamasi nuo to kalno, šviesos vis mažėja ir vėlgi grįžinėjom prie naujos jaunaties, kuomet vienas mėnesėlio etapas užsibaigia ir tuoj bus kitas, kelsim vėl kitus tikslus mėnesiui. Tai taip trumpai galima paaiškinti kas mėnesinį jaunaties ir pilnaties ciklą, ypatingai tuomet, kuomet ar ne yra naudojama manifestacija, įvairūs ritualai, na tai, ko iš tikrųjų yra gana nemažai šiuolaikiniai medijoje. Tai tokius elementarius dalykus žinoti verta. Dabar kodėl apie tai kalbu? Vėlgi, kaip minėjau, jeigu kalbam apie užtemimus, visa toji galia, jinai ir tas intervalas laiko, jisai išsiplečia iki pusės metų. Tai tie manifestuojami tikslai, kuomet vyksta Saulės ir Mėnulio užtemimai, tai iš tikrųjų tos visos 2 savaitės ir netgi savaitė 10 dienų iki ir po jų, tai realiai visas mėnesis, ar ne, visas spalis, na, yra beproto svarbus. Mes vėl kažkaip tai tarsi nusinulinam arba tame pačiame siekiamumo procese mes vėl keliam kažkokį naują tikslą, bet tame pačiame dideliame tiksle, ar ne? Ir tai galios visus pusę metų. Ne mėnesį. Visus pusę metų. Iki kito Saulės ir Mėnulio užtemimų, ar ne, vat, ciklo koridoriaus. Ir vien dėl to šių metų spalis, ar ne, vat, Saulės užtemimas spalio 14 berods, ar ne, o Mėnulio užtemimas, tai pasitikrinu, taip, spalio 14, o Mėnulio užtemimas spalio 28, tai be galo svarbus momentas tiesiog savo kaip asmenybė, kaip naujiems tikslams kelti. Ir netgi be abejo svarbu, bet jeigu apskritai, ar ne, kas visiems kaip ir Žemės gyventojams galioja, kaip aš mėgstu sakyti, Žemė kosmose tai irgi yra savotiškas žmogus su sava energetika, tik tas žmogus jisai yra be galo didesnis už tą Žemės žmogų. Ir ta Žemė, ar ne, jinai irgi turi savo energetinį lauką, o ją įtakoja kiti žmonės, kabutėse, ar ne, tai tos kitos planetos, kiti dangaus kūnai. Ir vat vieni jų, tai vienas labiausiai, arčiausiai esančių dangaus kūnų ir be galo mus įtakojantis, tai yra Mėnulis. Ir va, tai visgi nori, nenori mus veikia. Šis dangaus kūnas veikia Žemę,
O kadangi žmogus yra Žemės gyventojas, Žemė veikia mus. Kuomet šis užtemimas vyksta svarstyklių ženkle, taigi vėlgi kalbės apie santykį su kitu. Tai visų pirma, Saulės ar ne užtemimas kalbės apie santykį su kitu. Kas aš tame santykyje? Ar tuose santykiuose su man rūpimais ar ne žmonėmis, ar sąjungomis, įmonėmis, ar ne koks mano balsas, kokia mano rolė, ar ne, kaip žmogaus plačiaja prasme šiame pasaulyje, šiame gyvenime. Tarytum žmogus vėl bus savotiškai kviečiamas išgirsti savo balsą tarp visų kitų žemiškų ir nežemiškų milijardinių balsų. Kviečiamas ieškoti savęs, ieškoti savęs, ieškoti savęs. Ir tiesti, ar ne, tą tiltą tarp šio materialaus pasaulio ir, na, visgi to dvasinio pasaulio, ar galbūt tiesiog, na, nei pernelyg agituoti, nei nuneigti jo. Tiesiog tas dvasinis pasaulis yra, na, ne žmogaus logikai, ar ne, prieinamas pasaulis, ir jį priėmus kaip atskirą darinį, tarytum mes įgaunam kažkokią tais priemonę tiesti tą tiltą tarp tų dviejų pasaulių. Tai šis Saulės užtemimas vėlgi kalba apie tai, rasti save tarp visų kitų aš, ar ne? Pasimetęs žmogus greičiausiai turės puikų metą išgirsti save, ar ne, išgirsti savo balsą tarp kitų įtakų, tarp kažko jau seno ir nebetarnaujančio ir tų galbūt naujų užgimusių tikslų arba tendencijų, kurias mes pastebim tiek pasaulyje, tiek savyje, ir bus pakviestas nebenuneigti savo aš. Tai labai labai sąmoningas metas ir galinti žmogų, na, tai tarytum perkelti į kitą portalą, į visai kitą kvantinį suvokimą. Tai kviečiu per šį metą klausytis signalų, siunčiamų ženklų ir nebijoti savojo balso, o ypatingai apčiuopus tokią dovaną kaip intuicija, mėginti ją atskirti nuo minčių, nuo proto. Ir tą tokį instinktinį pojūtį apčiuopti, išlaikyti. Kartais juo tiesiog leidžiant pasivadovauti ir nelaikant nei žodžio, nei veiksmo savyje, iš intencijos leisti savo būti.